Sveiki, mes esame Vilniaus Antakalnio gimnazijos 3 F klasės mokiniai ir štai mūsų filmukas. Verkių regioninis parkas Vilniuje dešiniajame Neries krante. Tai vienas didžiausių pasaulyje parkų įsikūrusių miesto teritorijoje. Parkas įkurtas siekiant išsaugoti žaliųjų ežerų, Verkių, Kalvarijų ir Trinapolio aplinkybių gamtinius, kultūrinius ir istorijos kompleksus. Šiame parke rasta apie 870 augalų rūšių, 33 iš jų yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Aplink žaliuosius ežerus aptikta net 815 augalų rūšių. Parko miškuose auga reta miškinė lelija. Kiekvienais metais visoje Europoje vyksta šikšnosparnių naktys. Tokiame renginyje, kuris buvo rengiamas Vilniaus Verkių ir Pavilnių regioninių parkų direkcijoje, teko sudalyvauti ir mums. Jo metu gamtosaugos ekspertas Remigijus Karpuška pravedė įdomią paskaitą apie šikšnosparnius, sugriovė kelis mitus. Pavyzdžiui, šikšnosparniai specialiai nesistengia veltis į plaukus. Be to, mums teko galimybę patiems įrašinėti šikšnosparnių garsus, o vėliau juos ir išvysti kompiuterio ekrane. Šikšnosparniai – vieninteliai žinduoliai, kurie yra prisitaikę aktyviai skraidyti. Jų sparnus sudaro plona odos plėvelė, jungianti priekinę galūnę su užpakalinė. Taip pat uodega ir labai pailgėjusius priekinių galūnių pirštus. Šikšnosparniai yra naktiniai gyvūnai, kurie orientuojasi naudodami echolokaciją, tai yra skleisdami ultragarsą ir fiksuojantis grįžtantį aidą. Dauguma šikšnosparnių yra vabzdžiaėdžiai, tačiau kai kurios rūšys maitinasi vaisiais, žuvimis ar net krauju. Šie gyvūnai gyvena kolonijomis ir dažnai įsikuria uoksuose, pastogėse ar požeminėse ertmėse. Jie paplitę visame pasaulyje išskyrus Arktį ir Antarktį. Šikšnosparniai kai kuriems gali atrodyti gąsdinančiai, bet šie peliuko išvaizdos padarai gamtoje turi labai svarbią užduotį – naikinti vabzdžius. Šie padarėliai per naktį gali suvalgyti net kelis tūkstančius vabzdžių, įskaitant uodus, didžiausius žmogaus priešus, taip kontroliuodami vabzdžių populiaciją ir jų platinamų ligų kiekį. Kadangi Lietuvoje gyvenantys šikšnosparniai turi silpną regą, jie skleidžia ultragarsą su savo burna arba nosimi ir naudodami klausą gaudo aidą, kuris atsimuša nuo aplinkoje esančių objektų, taip matydami aplinką. Šikšnosparnių skleidimo ultragarso dažnis svyruoja nuo 20 kHz iki 120 priklausomai nuo rūšies, bet būna šikšnosparnių, kurie savo nosimi skleidžia 15 kHz. Todėl žmonės, kurių klausa gali maksimaliai užfiksuoti garsą tik iki 20 kHz, gali išgirsti šios garsus. Žinodami, kad kiekviena rūšis turi savo atitinkamą dažnį, impulsų trukmę ir formą, galime nustatyti šios skraidūno rūšį. Aparatas skirtas įrašinėti garsą, kurį vėliau galime analizuoti, vadinamas echolokatorium. Specialioje kompiuterio programoje atsidarę echolokatoriaus užfiksuotą garsą galime matyti įrašytų garsų žemėlapį, kuriame matosi ir mūsų įrašytas šikšnosparnių skleidžiamas ultragarsas. Mūsų laimiai mums pavyko užfiksuoti net 3 šikšnosparnius per 10 minučių, iš kurių buvo net 2 rūšys – 2 vandeniniai ir 1 europinis plačiaausiai. Pabaigai norėtumėm pasakyti. Visi Lietuvoje gyvenantys šikšnosparniai yra reti ir įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Daugelį jų galime išvysti Verkių ir Pavilnių regioninėme parke. Šikšnosparniai medžioja vabzdžius, taip padėdami valdyti jų populiaciją bei yra svarbi ekosistemos dalis. Už tai mes turime šikšnosparnius gerbti ir saugoti, bei netrukdyti jų žiemos miego.